Mane jau seniai žavėjo offroadas, toks važiavimas bekelė, keliavimas, turistavimas, tai va, tai kai atsirado galimybė, jau sukirto visas ir laikas, ir galimybės, tai tada jau sakiau, kad viskas, važiuojam, pabandom. Tik tai man vienas yra toks dalykas, truputį keistas, kodėl tas moketas taip stovi, o ne taip, kaip jisai stovėjo, nes iš tikro tai jisai yra truputį pasuktas, va taip. Ir aš visada galvodavau, kad čia yra tas buvęs dvaras. Nevelnė, čia yra sovietmečių statyta raikona. O va šitas dvaras, dvaru jo net, kaip pasakyti, nelabai verčiasi liežuvis, vadinklėšio rūmai. Vieni iš didžiausių rūmų Lietuvos teritorijoje ir netgi su Lenkais kartu paėmus, bet tik tai tiek, kad, nu, tradiciškai, žinai, nesisekė tiem Lietuvos dvarams. Metrai, o Google'as, Wikipedia duoda 34. Butrimonyse, nu, va, tas miestelis toks ir įdomus, kad čia, supranti, visada buvo totoriai, žydai ir lietuviai. Ir lietuviai netgi nedominavo. Tai va, jeigu pažiūrėt, jeigu namas stovi va, prie pat gatvės, tas pats buvo Žiežmariuose. Ir galų į gatvę, tai 100% yra buvę žydų namas. Išliko ir va, įdomiai važiuojant, va šitas namas, iš ten važiuojant atrodo, kad jisai gatvė šonų. Bet iš tikro tai jisai fasadu į aikštę yra. O turgus vykdavo aikštė. Prašau, žydė moteriškė sugalvojo krepšinio taisyklės. Pirmą kartą Amerikoje organizavo krepšinio varžybas ir jos paruoštos taisyklės galiojo iki gal 60 kelintų metų. Tai jinai Butrimon? Jo, jinai va šita senda... Kokia čia? Ir... Reiškia, pirmos varžybos vyko kažkokiam koledže tarp merginų, o kadangi merginų su trumpa apranga žaidė, tai tą salę neįleido vyrų. Nu, ta trumpa apranga buvo iki kelių. Čia nedaug kur yra lauko instrumentai, bet jeigu atsirastų nors 5 žmonės mokantis, jais naudotis, tai galima ir sugrot kažką.
grojam, pasimam būgnelį, bandom mušti ritmą ir kokią nors paniuniuojam dainą, įeisim kaip pirmieji lietuvių ekskursantai Butrimūnyse atlikę tokį kūrinį. Kaip jo taragiai. Tonacijas. Neturiu tonacijos, negaliu. O. Talentas. Ne veltui tėvai pinigus investavo, ne? Jeigu neužrakyti. Užrakyti. Nu vat, ir skirtumai nuo katalikų bažnyčios vartai užbrukliuoti. Nu, nieks neįleidžia, ne? Tai va, jinai atrestauruota, nėra sena, jai kiek čia 100–150 metų. Bet, nu dar žmonės renkasi. Čia toks dar įdomesnis dalykas ir 2 saulės laikrodžiai, galim prieiti prie jų. Aš čia atvažiuoju 3–4 kartą, jeigu ne 5, ir visą laiką tie laikrodžiai neveikia, nes nėra saulės. Tai vienas laikrodis rodo vietinį laiką, o kitas rodo Žalgirio mūšio vietos laiką. Tas Raižiai, o anas matyti yra Žalgirio. Tai va taip irgi ta tendencija matosi, kaip paminklai prabangėja, pakrašty visai mažyko ir ten garo. Kviečiu suinteresuotus. Tai ar čia? Ne tai, kad ten prisikėti. Tai nematei, reiškia. Nu, tai kaip tu matei? Bet aš pačiau, aš negaliu. Nematei. Tai prisigalvojas yra savo. Čia dabar yra nugriaužta irgi upės kampas, kaip reikėdavo čia tiems kryžiuočiams jį paimti. Nu tai va, įsivaizduokit, kaipgi čia reikia užkopti ir užpulti. Tai kaip, iš kitos pusės? Toks status nėra gal. Nu, ten matai griovys ir pylimai, nu, nueinam, pažiūrim ten. Pažiūrim, kaip čia Nes ten kryžiuočiam. aukščiausia vieta. Ar čia su šarvais turėjo lipti? Tai va, įsivaizduokit, čia apsauginis griovys, vartai, čia pylimas ir pylimas. Tie pylimai irgi 3 kartus buvo aukštinami, stiprinami, bet tai nepadėjo. Vis tiek tas pilis sudegino. Ginčijasi žemaičiai su dzūkais, kur ta Pilėnų pilis buvo. Tai dzūkai sako, kad čia, kurie susidegino, kad nepasiduot, o žemaičiai sako, kad Bilionių piliakalnis. Sudurinį betoną. Ar tu offroaderis ar ne, blėt? Čia durnių, tai aišku, kad galima važiuoti. Čia jau matai, čia visiems, kurie žuvo, tai... Aiva. Ir ten... 6 metrai, nu tai kaip Lietuvai. Kaip Lietuvai, tai...
Jo. Tau su tirščiais, be tirščių. O, blemba, žiūrėk, kaip pasisekė. Čia bingo, bet dubenėlis per mažas. Na įvertinimas Vaido patiekalo. 10 iš 10. Tai depozito nereikalaujat grąžinti. Stovyklavietė veikia iki ryto, ryte bus šviesiau. Viliau, kaip tau? Labai blogai. Bet nežuvai, jo. Arčiau pažįstantis. Aš